Mėly komisijos nariai, šiandien norime atkreipti jūsų dėmesį į daugeliui nuo vaikystės žinomą, plačiai prieinamą, kasdien vartojamą pieną. Pieno žvaigždės pristato Dvaro pieną, vienintelį tokį unikalų Baltijos šalyse. Visi žinome, kad piene yra gausu kalcio reikalingo kaulams stiprinti, gausu vitaminų, mineralų ir baltymų. Tačiau Dvaro piene yra išsaugoti išruginiai baltymai. Tai yra pagrindinė organizmo statybinė medžiaga, kuri suteikia organizmui daug energijos, kuri dalyvauja organizmo imuniniai apsaugoj, kuri skatina ląsteles atsinaujinti, daugintis. Tai yra labai svarbu ir tą sukūrė gamta, mes tik tai išsaugojom. Ir link šio rezultato mes ėjome palengva kelis metus, mažai žingsniais, tačiau šiandieną galime drąsiai pasakyti tiek savo, tiek mūsų vartotojams, kad siūlome rinkai vienintelį tokį unikalų pieną, turtingą, nesuardytais išruginiais baltymais, kurie yra taip svarbus organizmui. Man labiausiai įtartini šitie užrašai yra, va čia parašyti 2,5% riebumo, 3,5% riebumo. Kiek prisimenu, paskutinė mano tėvo karvių banda turėjo 5,5–6% riebumo ir Palangoj pirkdavo kaip grietinę tą pieną. Tai ką jūs čia darot? Čia nėra apgaulės kokios tai? Ne, apgaulės čia tikrai nėra. Pienas natūraliai melžiamas iš karvutės yra 4% riebumo, bet mes puikiai supratome iš direktoriaus aiškinimo, kad pati vertingiausia pieno dalis tai yra baltymas. Ir dėl to, esant šiuolaikiškai madai, daugiau liesesnių produktų, dėl to dalis riebalų iš pieno yra pašalinama. Bet tai jokių būdų nepilamas joks vanduo. Tai yra tik tai riebalo atskirimas iš natūralaus pieno. Pieno pramonė yra labai griežti standartai. Mes negalime gaminti, ko norime. Jeigu jūs norite į turgelį, jūs ten gausite turbūt visą spektrą. O pramonė yra labai griežtai reglamentuotas riebumas, baltymų kiekis ir pavyzdžiui, dabar Europos Sąjungoje yra 2% viskas, taškas. Mes esame laimingi, Lietuva galime pasiūlyti 2,5 ir 3 su viršum. Bet vėlgi tie 2,5 ir 3 su viršum yra nuo senų laikų, tokie kaip standartai galiojantis ir žmonės, mūsų pirkėjai yra prie to įpratę, tiesiog to reikalauja, to nori. Bandėm paleisti 1% pieną riebumo. Dar ne laikas. Pone Zita, jūs esate didžiausia maisto ir maisto priedų žinovė, tai prašom. Nu tai ką, iš maisto priedų aš matau, neturiu prie ko prisikabinti, žinot, jau čia jau labai sudėtinga. Bet aš visai noriu paklausti, matau, kad kitos įmonėje parašyta, kad neminėsiu įmonė pateikia 99,99% švarų pieną. Ar ne? Dabar, aišku, tokio pieno vartojimo trukmė žymiai ilgesnė. Kokio jūsų pieno vartojimo trukmė ir kaip jūs ją pasiekėte? Mūsų pieno vartojimo trukmė šiai dienai mes pasiekėme ir pateikime pirkėjui 10 parų. Yra pasterizuojama, kaip minėjo, žemoje temperatūroje 74 laipsnių ir labai staigiai yra atšaldomas. O toliau pieno kelias vėlgi yra labai stebimas. Pienas patenka į aseptinės talpas, kur yra sterili aplinka, sterilus oras ir sterilios pakuotės, kurios apsaugotos ir nuo oro, ir nuo šviesos, ir nuo temperatūros svyravimo. Dėl to tas pienas kiekviename etape išsaugo savo savybės, tokias, kokios jis yra pačios geriausios. Jūsų informacijoje teigiama, kad maistinių medžiagų ir baltymų kiekis jūsų pieno produkte išlieka dvigubai didesnis negu kitų pieno gamintojų. Kaip jūs tai pasiekėt? Aš suprantu, kad jūs pasiekėt su savo ypatinga technologija, tačiau pakuotėje to dalyko nepabrėžite, nepažymite. Klausimas, kodėl? Juk tai yra jūsų išskirtinis atributas arba išskirtinis bruožas, kuris jūs išskiria rinkoje iš kitų gamintojų. Vertingųjų išruginių baltymų, apie kuriuos mes šiandien kaip tik ir šnekame, mes turime daugiau nei 2 kartus daugiau negu konkurentai. Mes sakome daugiau vertingų baltymų. Ir kadangi šitie baltymai, šita medžiaga yra skirta augantiem, aktyviai sportuojantiem ir vaikam, ir jaunimui, ir paaugliam, mes labiau nereklamuojame, daugiau auklėjame mamas šeimininkės per būtent kanalus, kuriuos jos skaito, kuriuos jos domisi. Ten yra šnekama apie sveiką gyvenseną, ten yra šnekama apie sveikus dalykus maisto produktuose.
Ir sakyčiau, kad jeigu šeimininkė priima šitą informaciją ir jinai sako, tai yra gerai, tai reiškia visa šeima ją valgo. Tai man labai įdomu, nuo kelių mėnesių jūs rekomenduotumėt duoti savo pieną kūdikiams? Sakyčiau, kad kūdikis galėtų gerti nuo tada, kada jau leidžiama, kada mama nebeturi pieno, tada galima naudoti mūsų pienuką. Tik tai aišku, pirmosiomis dienomis jį reiktų skiesti. Bet šiaip jau kelių mėnesių, kokių 3 mėnesių, aš manau, aišku, aš nesu medikas, bet aš manau, kad tikrai kūdikis galėtų jau, mama galėtų duoti tą pienuką. Būtent dvaro pieną, taip? Taip. Jūs minėjote, kad dvaro pienas užima apie 30% rinkos ir perspektyvas, kurias jūs planuojate šitam produktui, yra tokios, kad jūs planuojate, kad pienas taps populiariausiu. Tai maždaug užims 50+1% rinkos. Kokiame laikotarpyje jūs planuojate pasiekti savo ambicijas? Tai yra mūsų toks gražus iškeltas tikslas ir siekis. Ir mes tiesiog žiūrėdami savo kaiminę šalis, šiek tiek pakeldami akis į šiaurę, matom, kad tenais gyventojai, žmonės išgeria 2 kart daugiau pieno negu mes Lietuvoje. Ir mes kalbame aplamai apie pieno vartojimo kultūrą, mes kalbame apie sveiką visuomenę su sveika gyvensena. Ir mūsų bendrovės šūkis yra pieno žvaigždės sveikam gyvenimui. Tai galbūt kalba būtų apie tai, kad teikti tą vertę žmonėm, kad jie suprastų, kad maiste yra vertybės. Aš turiu iš pradžių prisipažinti, kad aš vartoju dvaro pieną, man jis labai patinka ir aš tikiu. Nežinau, daug priežasčių galbūt tam yra, bet aš tikiu juo. Aš tikiu, kad tai, ką jūs sakote, yra tiesa. Noriu bent jau tikėti. Tai, bet aš turiu pastabų truputėlį kaip vartotojas, jau netgi ne tik kaip reklamos darbuotojas. Ypatingai tai pasimato gerai pusės litro pakuotė, kurias ir turime mes čia ant stalo. Jos yra perkrautos. Aš truputėlį atsimenu atgal, jisai šiek tiek kitaip atrodė tas pienas ir jūs po truputį jį aplipdė daug labai svarbių dalykų ir atrodo iš tikrųjų, kad kiekvienas žodis yra svarbesnis už kitą. Dvaro svarbu, pieno žvaigždės beprotiškai svarbu, net rėmelis yra, pienas beprotiškai svarbu, pusė litro labai svarbu ir taip toliau ir taip toliau. Aš net suskaičiavau, kad čia ant šitos mažos pakuotės, atmetus tetrapako logotipus, yra 11 šriftų ir jų variacijų. Mano manimu, tai yra gerokai per daug, negu turėtų būti. Todėl čia tokia pastaba, vėlgi, aš nenustosiu jo bet kuriuo atveju gerti, bet daryti gražiau, jūs esate lyderiai ir jūs turite diktuoti madas tiek pakuotėse, ne tik tai technologijose pačio pieno, bet ir pakuotėse. Ir aš manau, kad tikrai laikas jį atnaujinti, juo labu, kad jūsų retro linija su ta kaimietukė, tokia mergaitė, man atrodo labai prasminga ir gera ir unikali. Tai aš sakyčiau, reiktų išvalyti iš nereikalingų dalykų ir nebandyti visko užakcentuoti vienu metu. Tai toks patarimas daugiau būtų. Ačiū, kolegom perduosiu. Tikiuosi, komisija jau susidarė savo nuomonę apie šį produktą ir priminsiu, kad produktus vertiname pagal 2 kriterijus – produkto ekonominę vertę ir produkto išskirtinumą. Kiekvienas komisijos narys kiekvienoje kategorijoje gali skirti po 20 balų. Daugiausia gaminys gali surinkti 100 balų, vienoje kategorijoje bendrai 200 balų. Taigi gal pradėsiu nuo pono Tomo. Tai pagal ekonominę 15 balų ir produkto išskirtinumas 15. Ačiū. Pone Zita? Mano panašus vertinimas, ekonominė vertė 12 vis dėlto dar duodu, o išskirtinumui taip pat 15 balų. Dėkoju. Pone Rimvydai? 18 ir 15. Dėkoju. Pone Jauniau? Aš matau didelės perspektyvas šitam produktui, tai duočiau 20, su sąlyga, kad produkto išskirtinumas vis dėlto bus peržiūrėtas. Tai produkto išskirtinumui skirčiau 15 balų. O kadangi man visai nereikia pasirodyti protinga šitoj laidoj, tai aš daviau abiem atvejais po 20 balų, todėl kad aš jį geriu. Taigi susumavus komisijos balus, aiškėja, kad pieno žvaigždžių produktas dvaro pienas pagal ekonominę vertę įvertintas 85 balais, pagal produkto išskirtinumą 80 balų.